O ar buvo tada kažkoks atvejis, kad jūs atsisakėte montuoti izoliaciją dėl automobilio kažkokios būklės, kokybės, metų ar dar dėl kokių nors priežasčių? Gal buvo tokių situacijų, kur sutarėm, kad kaina, nes visi nori žinoti tą kainą iš anksto, niekas taip aklai nevažiuoja ir paskui matai, kad apsiskaičiavau juodai ir vis tiek padarai. Sakau, kitą kartą žinosiu. Kad ir šitas galasas, ne? Paprastai bendravau su žmogum, nesigilindamas į pačias detalės, kas per mašiną. Mercedesas, bet jinai biški didoka yra. Nu, jau čia bus toksai... Iššūkis? Ne iššūkis, bet nebus tie pinigai, kuriuos aš norėčiau, kad būtų, ta prasme, šiuo atveju. Bet pirmas toks Mercedesas 20 metų, vienas iš naujesnių, toksai, bus įdomu, vis tiek, kas gaunasi. O buvo kada nors taip, kad žmogus pavažinėtų su to garso izoliacija ir nuspręs, kad jam jos nebereikia ir kad prašytų išimti arba pakeisti ar papildyti, kad tiesiog persigalvotų? Jisai, aišku, negali tai prašyti, nes neįmanoma jos nulupti. Turėjom čia, neminėsiu, kokį vieną klientą, kuris kažkur susiklijavo garso izoliaciją. Čia vėl tu. Eugenijos garso izoliacija. Pats garaže. Tai ten yra, tokia situacija, kad ant porolono vibroizoliacija va taip pridėta, tai pasiėmė, nusiėmė ir, žinai, kaip sakė. Net nepritvirtinta niekaip, tiesiog... Ten buvo toksai net bairis atsirado. Taip, kaip čia suklijuoti, tai tas pats kaip įmesti į bagažinę garso izoliaciją. Turi bagažinį. Tik te klaus, kaip jinai veikia. Tai ten panaši situacija tokia buvo. Ne, garso izoliacija jos nuplėšti negalim. Dėl to aš sakau, jeigu žmonės sako, čia man dabar brangu, aš sakau, tada neklijuojam tam tikrų zonų. Klijuojam pagal prioritetą, bent jau duris, bagažinė arkas, kiek savo galite leisti. Geriau jau klijuoti, jau išsiardai, tai klijuoti maksimum, ką ten galima klijuoti ir kas reikalinga klijuoti. Zonomis. Praeis kiek laiko, gal kitą zoną išsiklijuosi. Būna kartais irgi atvažiuoja, man tik tai duris, bagažinė arkas. Padarom, po savaitės sako, gal pabaigiam, nes iš tikrųjų jaučiu, kad gerai. Ar tokiu atveju tada žmogui reikia papildomai vėl mokėti, nes automobilis turi būti dar kartą ardomas? Ne, atskiros zonos biški atskirai ardosi. Aišku, stogas yra susijęs truputėlį su šonais, nes turi, ta prasme, ten atpalaiduoti. Praktiškai gaunasi tas pats. Arba kitaip aš gal sakysiu, ypatingai nenagrinėjau, nes dažniausiai mes darome viską. O tai kada žmonės patys klijuojasi, kokias jie klaidas dažniausiai daro? Daug daugiau medžiagų sunaudoja, nes klijuoja ne ten, kur nereikia, nebūtina.